Sveiki, šiame vaizdo įraše kalbėsiu apie tai, kaip turint keletą PDF failų, juos reikia sulieti į vieną. Tam vėlgi galime pasinaudoti internetinę platformą iLove PDF. Aš ją jau esu atvertęs ir vaizdas yra toks, daugiau pasirinkimų yra žemiau. Na, o dokumentų suliejimui yra naudojama Merge PDF, pati pirmoji komanda, būtent šitą ir padarysiu. Toliau pasirinkus šią komandą prašome pažymėti PDF failus. Jau reikėtų keletą tų failų pažymėti ir visus juos apjungti. Aš praėjusiam vaizdo įraše rodžiau, kaip suskaidyti dokumentą, tai dabar turiu tris šalis - Lietuvą, Latviją ir Estiją, atskirus PDF failus ir juos visus pažymiu, užžymiu ir paspaudžiu atidaryti. Turiu pirmą dokumentą apie Estiją, antras apie Latviją ir toliau Lietuvą. Norėčiau pradėti nuo savo šalies, tai sakykime, aš ją tiesiog galiu paimti ir pernešti į priekį. Toliau norėčiau, kad būtų Latvija ir toliau Estija. Tai pakeičiu eiliškumą tiesiog pervelkant dokumentą į kitą vietą. Nu, jeigu jau koks dokumentas iš tų norimų sujungti yra nereikalingas, jeigu įkelėte per daug, tai yra galimybė paspausti X-iuką ir ištrinti tą failą ir jo nebebūtų. Jeigu norite pridėti daugiau, tai yra galimybė pridėti daugiau. Tik netkreipiau dėmesį, kad taip ir pirma buvo galimybė pasirinkti iš Google disko arba pasirinkti iš Dropboxo, tai arba iš kompiuterio. Čia yra iš kur norite, iš ten galime įkelti tuos failus. Failai yra įkelti, jie eiliškumas nustatytas, belieka tik paspausti Merge PDF ir viskas mums siūlo atsisiųsti jau sulietą dokumentą. Mes atsisiunčiam ir pasidedam, tarkime, į šitas Baltijos šalis katalogą ir dokumentas atvertas ir žiūrėkite, iš eilės yra 20 puslapių. Pirmiausia eina informacija apie Lietuvą, toliau prasideda informacija apie Latviją, na ir galiausiai tada prasidės informacija apie Estiją. Taip kaip išdėliojom, sujungiant, taip ir turime. Tai va taip paprastai mes galime sulieti keletą PDF dokumentų į vieną.